Taigi šiandien kursim avatarą, susikuriam naują failą, sakykim, 120 ant 120 pikselių. Užpildom juodais foną, susikuriam naują layerį, siemam baltą spalvą ir su soft round brūšu biškį čia viršui pabrūkšnam ir nustatom opacity, nežinau kokių 15%. Vėl susikuriam naują layerį, pasiemam kokių 2 pikselių baltą soft round brūšą ir maždaug per vidurį, laikydami shift, padarom štai tokią liniją, nustatom opacity kokių 15%. Dabar darysim tekstą. Mums reikės Digiface Wide fonto, jį pridėsiu po pamokos. Pasiėm kokią nors žalią spalvą, nežinau kokią čia. Na gal va tokią parašykit. Kokių 20 pikselių. Tu ne pikselių, kažkaip. 14. Ir rašom, ką jūs norit. Aš rašysiu savo niką. Taigi pirmą raidę rašome kur nors viršai, duplikuojame, pasiemame čia. Tada vėl kopijuojam. Tuomet dedam raidę, kur ateinančią iš kokios kitos vietos. Vėl duplikuojame. Na, esmę tikriausiai supratote, todėl šitą darbą, manau, padarys patys. Na, nelabai turiu laiko, todėl nerašau viso niko. Dabar darysim animaciją. Atsidarykite, nueikite ant Window, tada spausdinti Animation. Palikite tik tai pačią pirmą raidę, kurią parašėt. Na, visur kitur nuimkite kotes. Taigi štai pirma raidė. Spauskite štai šitą mygtuką. Nuimkite pas pirmą raidę. Na, štai šitaip reikia daryti.
reiškia, kad turbūt supratote ir apie šitą pamoką. Nu, ne pamoką. Dabar mums reikia tokio lyg blyksnio ar kažko tokio panašaus. Susikuriam naują layerį. Pasiemam kokių 6 pikselių soft round brūšą. Prisiartinam savo raides. Ir su šviesesne spalva apvedžiojam viską. Na, kažkas panašaus. Dabar reikia sumažinti opacity iki maždaug 70%. Galite pakeitinėti blending režimą. Na, aš paliksiu lighter color. Dabar čionai viską apvedžioju, todėl vieną kartą numam ir visur nusiejama. Tada padarėme vėl naują tokį langelį. Paspaudžiam ant blyksnio. Laikydami shift paspaudžiame prieš paskutinę langelį, tada laikydami shift ant paskutinio langelį. Tuomet spaudžiate ant štai šitų burbuliukų. Čia viską palikate default, tik tai parašote 7. Spaudžiate OK. Štai atsirado toksai. Dabar tikriausiai jums striginės. Arba bus labai greitai. Todėl reikia pakeisti va štai šitos va. Vėl paspauskite ant pirmą langelį, tada laikydami shift ant paskutinio. Tada paspauskite štai čia, paspauskite order, paraškite 0,07. OK. Dabar striginėja. Vėl ant pirmą, laikydami shift ant paskutinio. Štai čia, tada ne 7, o 5 parašom. Štai dabar jau geriau. Čia reikia padaryti 0,1 sekundę. Tuomet atrodytų šitaip. Spauskite vėl, kad atsiras naujas langelis. Nuimkite nuo čia kitą ir vėl paspauskite ant prieš paskutinę, tada ant paskutinę laikydami shiftą. Otter. Ne, čia burbuliukus. Parašykite 9. Ok. Ir ant paskutinę 0,2 sekundės. Dabar darbas atrodo šitaip. Dabar darbas jau kaip ir atliktas, tik reikia įsaugoti. Tik nesaugokite per save as arba save ir padarė tiesiog kokį nors formatą, nežinau, nerandu. Žodžiu, saugokit ne per čia, o eikite file, save for web and devices. Tas paskutė save. Na, aš darbalaukį parašau veik ir rašyti. Ir štai mūsų darbas. Tikiuosi, kad pagelbėjau kam nors.
Viskas.